draugės, seniai nesimačiusios sutinka, viena taip skuba, sako, labas, Nijol, kur tu, sako. O kur lėki taip? Sako, lėkiu į ministeriją, tvarką reikia daryti. O, sako, kaip tu prasibrovė į ministeriją? Nu kaip, valytoje dirbu. Tvarką reikia daryti geras. Mokyklinis anekdotas. Mokytoja, na, šiandien mes mokysimės veiksmažodžio asmenavimą. Asmenuosim veiksmažodį dainuoti. Nu, Karliuk, jeigu tu dainuoji, tai kaip tu pasakysi? Aš dainuoju. Teisingai. Nu, jeigu dainuoja tavo sesuo, kaip sakysi? Sesuo dainuoja? Nutilk, durne. Čia moksleivių atostogų proga, turbūt. Facebook'e, kaip Palangoje. Visi vyrai nevedė. Geras, taip. Kas dar, žiūrėkim. Gydytojau, kas man? Sakykite, kas man? Kas jums paaiškės po skrodimo? Vyras su žmona vakare šnekasi. Vyras sako, klausyk, šiandien per M1 girdėjo, sako, pas Kaivą su Gintu, kad, reiškia, seksas vyrui sudegina labai daug kalorijų. Tas pats sako, kas 9 kilometrus būtum nubėgęs. Žmona taip klauso, sako, na jo, sako, tai tu pasaulio čempionas čia pas mus. 9 km 50 sekundžių, ne? Geras. Britų mokslininkai išsiaiškino, kodėl žemaūgius vyrus vilioja aukštos moteris. Pasirodo, visada vilioja tai, kas nepasiekiama. Dar vienas. Du draugeliai šnekasi, sako, nu, neįtikėtina, išbandžiau, sako, žiūrėjau tą porno, sako, nu tą erotinį filmą, 3D formatu, 3D. Nu ir ką, sako? Sako, nu žinok, nejauku. Nejauku, geras. Nu, žinai. Taip, dar vienas, o čia turbūt paskutinis, nes ne, to negaliu skaityti. Gerai. Du draugeliai. Du draugeliai? Du draugeliai. Ar žinai, sako? Ar žinai, kad sunkiausia yra išsiskirti Kinijoje? Kodėl? Nu, nes po to visur matai tą patį snukį.